Sveikas merginas, šiandien toks biškai kitoks video ir jame aš jums parodysiu, kaip susitvarkyti skilusį birų produktą. Tai šiuo atveju aš turiu pudrą, kurią praktiškai jau į pabaigą einu. Ir pas mane jis buvo įsidėščiusi praktiškai palei šonus ir galų gale suskilo. Ir aš toks žmogus, kur turiu išnaudoti viską iki galo, taigi viską supresuosim iš naujo, kad būtų patogiau naudoti ir nereikėtų tiesiog gadinti šepetėlį. Taigi, ko mums tai reikės? Tai aišku, suskilusio produkto ir geriausiu atveju spirto, tačiau aš spirto neturiu, tai aš turiu tokį gerą dalyką degtinę, kurią aš įsipyliau į štai šį indelį. Ir kad būtų paprasčiau mums dozuoti, kiek mes imsim degtinės, spirito ar kažko kito, tai tiesiog naudosiu tam švirkštą. Aišku, čia pas mane žiauriai didelis švirkštas, bet būtų geriau mažesnis, bet kokį turiu, tokį turiu. Na ir dar vienas dalykas, ko reikėtų, tai tiesiog kažkokios smailaus daikto. Šiuo atveju pas mane yra dantų krapštukas, tai gali būti adata. Tiesiog svarbu, kad tai būtų švarus daiktas. O ko reikės, tai tiesiog popierinė paprasta servetėlė. Na ir paskutinis dalykas, tai kažkoks daiktas, kuris tilptų į jūsų tą visą peną ir dėklą, kad paskui įspausti patį produktą atgal. Irgi turi būti švarus, vis dėl to dėsim paskui produktą savo veidą. Na ir mano patarimas toks būtų, kad kažką pastiesti po apačią, nes tai procesas yra gan murzinas ir tiesiog, kad būtų paskui mažiau vairo. Taigi, nuo ko pradėsim? Tai pradėsim visą produktą reikia suskaldyti į kuo mažesnius miltelius, kuo mažesnius gabaliukus. Taigi, aš dabar tą ir padarysiu. Na ir galų gale turi gautis tokie visai birūs milteliai, be jokių stambių gumulėlių. Kitas žingsnis, tai dėsim spirtą arba degtinę ir pradėsim dėti po labai nedaug. Iš pradžių po lašelį, kitą, aišku, žiūrim, kiek visus produktus. Šiuo atveju pas mane pačio produkto tai yra labai nedaug. Tai aš pradėsiu nuo lašelio kito, taigi dedu porą lašų. Kas, manau, tiek užteks, kaip matot. Na ir viską išmaišom. Turi gautis tokia kaip košytė, tokia kaip grietinės konsistencija panašus. Matau, kad man neužteks, tai dedu dar. Geriau įdėti po biškutuką, truputuką, negu iš karto daug, nes jeigu per daug ir bus per skystą, tada nesusispresuos visa pudra ir bus labai sunku tiesiog toliau dirbti. Galima praktiškai bus išmesti tai, ką turite. Taigi vėl matau, kad per tiršta. Įdedu. Na ir kitas žingsnis visą šitą makarošą sustumdyti kaip į vieną krūvelę. Kad būtų lengviau sustumdyti, aš pasirinku tiesiog paprastą akių šešėlių šepetuką. Ir aš noriu sustumdyti į vidų, tai taip padarysiu. Ir kaip matot, labai švariai viską sustumdo visą produktą. Aš mėgstu viską į vidurį sustumdyti, nes tiesiog paskui produktas lengviau susispaudžia ir jį naudoti yra lengviau. Tiesiog dėl patogumo dėlės aš viską dedu į vidurį. Na ir turim tokią krūvelę. Na ir vienas iš paskutinių žingsnių, tai pasimti savo popierinę servetėlę, ją perlinti kelis kartus, kad uždengtų mūsų produktą. Ir užspausti stipriai su mūsų kažkokiu spaudikliu dangteliu, kuris tilptų į visą tą indelį. Kam reikalinga servetėlė, kad sugertų visą mūsų degtinės perteklių, o dangtelės, kad tiesiog suspaustumėm į blyną visą tokią krūvelę. Taigi uždedam ant viršaus ir užspaudžiam.
Ir kaip matot, iš karto jau yra alkoholio ratukas toks susidaro. Ir tokį blynelį turim, kad geriau būtų, aš dar kartą perlenkiu ir dar kartą suspaudžiu. Suspaudžiu jų pirštais, po to nes jau kaip ir susiformuoja tokia formytė pasidaro su dantimis. Vienintelis dalykas, ką norėčiau dar pasidaryti, tai tiesiog apsivalyti visus šonus, nes kai buvo suskilęs produktas, viskas čia aplinkui išsimuzojo. Taipogi galima šiuo metodu suspaudinėti ne tik pudras, galima susitvarkyti ir skilusius skaistalus, bronzantus, šešėlius. Galima iš birių produktų pasidaryti suspaustus. Aš esu tai pasidariusi iš savo bronzanto, prieš tas aš jums parodysiu. Čia buvo vazelinas, tačiau viduj yra bronzantas ir jisai buvo toks oranžinis ir kai bronzantas jis yra per daug oranžinis, tai aš jį tiesiog naudoju kaip šešėlius. Ir kad nebūtų palaidinės, jie buvo tokių kaip pigmento formos, tai susispaudžiau į vazelino dėžutę. Taigi toks metodas tinka įvairiem gyvenimo atvejam, kaip man, kad jau produktas į pabaigą, tiesiog kad būtų lengviau naudoti, išnaudoti visą, kad nereikėtų išmesti suskilusiam produktam, tarkim, tom merginom, kurios nešiojasi kosmetiką, rankinukę ar bekeliaujant kažkur sudūžta. Kiek pastebėjau, tai produkto konsistencija ir formulė nepakinta, nebent pridedat labai daug alkoholio ir jisai nespėja išsigaruoti. Taigi, ką dabar darome, tai paliekame bent 24 valandas, kad pilnai išdžiūtų. Geriausia būtų sudaryti taip atvirą, tačiau dėl sanitarinių priežasčių tiesiog patarčiau uždėti kažkokį daiktą ir taip pridaryti, kad neprikristų jokių dulkių, nieko ir būtų taip paprasčiau, tačiau būtų atvira, kad viskas išgaruotų. Na ir po 24 valandų galėsite savo sėkmingai toliau naudoti. Taigi tikiuosi šis video jau buvo naudingas, kažką naujo sužinojote ir jums jis pasitarnaus. Ir jeigu jisai jums patiko, spauskite like, subscribinkit ir iki kito mano video. Viso! Bye bye!